yra tam tikrų lengvatų vertinant fiskalinius rodiklius į savivaldybės. Ir šioje vietoje, kai jau paskelbėm, kad Plėtros bankas veikia, gavom bent 100 paraiškų 100 milijonų. Tai žinom ir džiaugiamės, kad savivaldybės mato iltę ir ketina naudotis galimybėmis. Na ir suprantam, kad komerciniai bankai traukiasi iš regionų, mes lėtai žingsniais, bet norim artėti į regionus, todėl kol kas nesteigiam savo skyrių regionuose, bet aktyviai bandom vizituoti regionus ir kviestis verslus į susitikimus su kolegom, tam, kad konsultuotis, tam, kad tiesiog užduoti klausimus. Na ir šių modernių technologijų laikais visada galim ir nuotoliu susiekti tiek su iltės specialistais pasikonsultuoti. Tai vat, tiek gal apie iltę. Tai jeigu turit greitų klausimų, mielai atsakysiu, jeigu ne, tai galim vėliau diskusijai. Tada Juliau, jeigu leidė. Nėra, ne? Gerai. Tai vėliau, mes čia dar būsim. Taip, tai ačiū už pristatymą apie Nacionalinį Plėtros banką. Jeigu tikrai neišdrįsot šį kartą klausimą paklausti, tai tą galėsit diskusijos metu padaryti. Na, o dabar nieko nelaukdamas noriu pakviesti Centrinės projektų valdymo agentūros direktorę Indrę Šuolienę. Papasakoti apie jų veiklą. Labadiena, gerbiamas ministrė, gerbiami merai, kolegos partneriai, svečiai šio renginio. Esam dėkingi už šį formatą, už galimybę turėti dialogą, pokalbį su jumis ir pristatyti mūsų agentūrą, Centrinę projektų valdymo agentūrą ir jos veiklas. Tai šiandien mano pristatymas bus šiek tiek platesnis, kalbėsime ne tik apie struktūrinę paramą, nes dažniausiai mūsų organizacija žino projekto vykdytojai, kurie kandidatuoja įvairius projektus, dalyvauja įvairiuose kvietimuose, bet mūsų spektras veiklų yra šiek tiek platesnis, tad šiandien apie tai. Ir pradžiai gal norėčiau keletą momentų pabrėžti, kad mes kaip organizacija daugiausiai dirbame su viešuoju sektoriumi, su dotacijomis, tai yra finansavimu organizacijomis ir su paskolų formatu, su tokiom galimybėm nedirbame. Tai Centrinė projektų valdymo agentūra buvo įsteigta 2003 metais, tai tiesiog norisi tokio pagrindo sujungus dvi organizacijas, finansinių kontraktų agentūrą ir urbanistinės plėtros organizaciją. Tai dvi organizacijos, kurios turi pagrindą finansinės kompetencijas ir inžinerinės, tad daugiausiai darbavome su inžineriniais projektais, strateginiais projektais mūsų valstybei. Tad ir matysite, kad didžiausias mūsų portfelis veiklų, darbų būtent yra įvairių programų administravimas ir įgyvendinimas. Be abejo, nemažai yra tvarkų, kurias turime įgyvendinti, nemažai tvarkų atkeliauja jau iš donorų, iš programų valdytojų, tai Europos komisijos ar kitų organizacijų, bet mes kaip agentūra ieškom būdų, sprendimų, kaip tas procesus supaprastinti, turėti lengvesnius ir iki projekto vykdytojo atkeliaujant su tokiais procesais, kurie neapsunkintų, nesukurtų pridėtinės biurokratinės naštos. Nors aišku, girdžiu, kad ypatingai matyti struktūrinės paramos programa viena iš tokių sunkiausių, kurioje vis dar ieškome būdų, sprendimų, kaip turėti lengvesnį procesą. Kita veikla tai yra metodinė pagalba. Labai daug dirbame su vyriausybė, su ministerijomis ir padedame ministerijomis planuotis strateginės veiklas, strateginės investicijas, padedant įsivertinti, analizuoti, atlikti tam tikras simulacijas, kad būtų suplanuotos tokios investicijos, kurios atneštų didžiausią vertę ir naudą valstybei. Kartu dirbam labai daug ir su savivaldybėm, turim atskirą padalinį, metodinės pagalbos centrą, kuris turi sukūręs įvairių įrankių, padedančių savivaldybėm pasiskaičiuoti
pajamas, išlaidas, atlikti simulacijas, priemant strateginius sprendimus. Taip pat organizacijai veikia ir metodinės pagalbos centras viešos privačios partnerystės projektų įgyvendinimui, tad esant poreikiui gali kreiptis tiek ministerijos, tiek savivaldybės į mūsų komandą pagalbos. Na ir trečioji veikla, kur mažiausiai mūsų organizacijos žino, tai yra tarptautinis vystomasis bendradarbiavimas. Tai kaip šalis esam tikrai sukaupę labai didelę patirtį, jau siekiančią dešimtmečiais, padedant įvairiom šalim tiek integruotis į Europos Sąjungą, tiek įgyvendinti įvairius viešas reformas ir veiklas, stiprinant organizacijas ir šalis. Na ir šiuo metu veikiame 32 šalise. Mūsų bendras biudžetas tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo veiklų yra 600 milijonų eurų. Ir norėtųsi paminėti, kad čia veikiame ne tik su valstybės krepšeliu lėšų, valstybės mūsų krepšelis lėšų tikrai yra nedidelis, bet daugiausiai pavyksta pritraukti lėšų ir investicijų iš kitų šalių, iš ES įvairiausių programų. Tai tikrai esam nemažas ir pirkėjas, kasmet būtent šiuose veiklose išleidžiame apie 100 milijonų eurų, kurie jau yra ne mūsų valstybės poreikiam, bet kaip ir miniu, tarptautiniam veiklom. Ir veikiam labai aktyviai Ukrainoje. Tai Ukrainoje praeitais metais esame įkūrę padalinį, atskirą filialą. Ir šiuo metu Ukrainoje įgyvendinamų projektų krepšelis yra beveik 400 milijonų eurų. Įgyvendinam labai įvairius projektus, statom mokyklas, darželius, elektrinės, panelės ant įvairių viešųjų pastatų, įgyvendinam viešas reformas, padedant planuotis integraciją į Europos Sąjungą Ukrainos vyriausybei. Na ir kartu vedame strateginės programas, išminavimo koaliciją, slėptuvių koaliciją, kur esame dalyviai kartu su ES šalimis kitomis ir turime stiprią partnerystę, bendradarbiavimą. Tad didžiausi mūsų partneriai, galbūt tos šalis, į kurias mes investuojam ir kuriuose dirbam, Ukraina ir Moldova, bet kaip ir miniu, matote, sąrašą šalių tikrai yra labai platus. Projektų administravime, kaip ir minėjau, tikrai mūsų krepšelis veiklų šiuo metu yra nemažas, 16 milijardų eurų. Ir administruodami įvairias programas mes turime užtikrinti, kad programos rengėjo, valdytojo sąlygos būtų išpildytos, tai reiškia investicijos būtų nukreiptos į strateginės kryptis, kurios jau yra užprogramuotos dažnu atveju programuose, na ir be abejo atlieptų tas taisyklės reikalavimus, kurie yra kildinami iš programos valdytojo. Tai didžiausios šiuo metu mūsų įgyvendinamos programos struktūrinės paramos programa, kaip matote, virš 6 milijardų eurų ir naujos kartos Lietuva, kitaip tikrai dažnai girdima RRF programa, Recovery Resilience fondo programa, bet tai tie patys yra ES pinigai, lėšos, tik tai kitoje programoje, šiek tiek su kitom taisyklėm ir reikalavimais. RRF programa šiemet jau baigėsi, tai irgi norėčiau indikuoti, kad naujų kvietimų jokių nebebus. Yra likę tik keli mėnesiai iki programos pabaigimo, tai tikrai turim nemažai darbo su mūsų projekto vykdytojais, savivaldybėm ir pareiškėjais, tad iki rugsėjo mėnesio turėtų būti pabaigti pagrindiniai darbai. Na ir minint kitas programas, tai kaip matot, mūsų krepšelį yra ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė, tai yra Rail Baltic, uostų plėtra ir kitų strateginių projektų įgyvendinimas. Taip pat turime kibernetinio saugos programą, kuri jau po truputėlį baiginėjama, vidaus saugumo fondo programos, kurios jau įgyvendinamos ne vienus metus. Na ir paminėčiau, kad šiuo metu plečiasi mūsų valstybės biudžeto projektų krepšelis. Tai reiškia valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų kryptis.
dirbome su Sveikatos apsaugos ministerija, Kultūros ministerija, šiuo metu didėja krepšelis Švietimo mokslo sporto ministerijos planuojamų kvietimų, dirbsime su sporto infrastruktūra ir keliais infrastruktūriniais projektais, kurie yra susiję su naujų mokyklų statyba. Na ir kaip minėjau, didžiausias krepšelis iš 16 milijardų tai yra 2 programų, ESIF-as ir RRF-as. Ir dengiam tikrai įvairius sektorius, viešąjį sektorių, tai inovaciją, sveikatą, kultūrą, švietimą, energetiką, socialinį įtraukti. Tai iš esmės visi sektoriai, šioje skaidrėje matote paminėtą ir verslą, bet galbūt išskirčiau, kad su verslu dirbame tikrai nedaug, turime labai nedaug programų, kur yra tokie atviri kvietimai verslui jūs aplikuoti ir dalyvauti. Tai RRF programoje turėjome keletą kvietimų nukreiptus daugiau į skaitmeninius sprendimus. Ir Lietuvoje, jeigu taip žiūrėti iš programų administravimo pusės, su verslu dirba inovacijų agentūra, tai tikrai toks modelis išliks ir ateityje. Na, o regionams iš viso krepšelio, galbūt čia daugiau išskirčiau ESIF-o krepšelį, skirta labai ženkli suma, tai trečdalis struktūrinės paramos lėšų, 1,8 milijardo eurų, kur regionai galėjo susiplanuoti savo svarbės strateginės kryptis. Tikrai kiekviename finansavimo periode ieškoma būdų, kuo daugiau atiduoti autonomijos patiems regionams, spręsti, į kurias kryptis ir kur turėtų būti dedikuotos investicijos. Ir naujame periode tos autonomijos, kaip matom iš Europos komisijos vedamų krypčių, turėtų būti dar daugiau. Na, o kalbant apie finansavimo sritis, tai matote skaidrėje 2 atskiras schemas. Apie jas galbūt labai detaliai nekalbėsim, galėsite ir atskirai pasižiūrėti, bet norėtųsi išskirti, kad iš esmės RRF programa tai buvo skirta šalių atsigavimui po pandemijos, tai reiškia nukreiptos investicijos į ekonomiką, inovacijas, į verslų transformacijas, atsparumo didinimą, ypatingai esant įvairiom grėsmėm. Na, o struktūrinės paramos fonduose matote didesnį lėšų dalį skirtą socialiniai temai, tuomet tvarumui, ekonomikos spartinimui, piliečių įsitraukimui ir šalies junglumui. Kalbant apie regionų pažangą, daug skaičių pristatė meras, galbūt keletą momentų paminėsiu. Šioje skaidrėje matote skirtingų regionų pažangą ir kaip sekasi kiekvienam iš jų. Ir Šiaulių regionas tikrai pasižymi sparta, žvelgianti tai, kad jau yra sudaryta didžioji dalis sutarčių, projektai yra įgyvendinami ir tikrai labai sparčiai perėjome į tą etapą, kai yra įgyvendinami projektai ir deklaruojamos lėšos. Tad iš skirtų 200 milijonų eurų turime pasirašytų sutarčių apie 160 milijonų. Matėte skaidrėje, kad jau yra išmokėjimas 28 milijonų. Mano paskutinio savaitės duomenim skaičiai yra didesni, matau, kad jau virš 30 milijonų eurų išmokėjimai. Tai tikrai džiugina šis sparta ir tai, kad iš esmės beveik visos investicijos jau yra suplanuotos ir yra įgyvendinamos. Keletą tokių anonsų ir norėčiau anonsuoti Norvegų naujo mechanizmo kryptis. Tai turėsime Norvegų programą, kuri startuoja su 2 temom, nukreipta į teisėsaugą ir civilinę saugą. Tai teisėsaugoje bus planiniai projektai, tai šioje skaidrėje ir nespindėta, tačiau civilinės saugos temoje investicijos palies kiekvieną savivaldybę, labai tikimės, kad kiekvieną žmogų, nes iš esmės bus nukreipta tiek į VRM, kultūros ir sveikatos ministerijų sritis, siekiant
stiprinti atsparumą šalies valstybės galimom grėsmėm, tiek informavimas, kompetencijų, įgūdžių stiprinimas kultūros srityje ir vertybių apsaugojimas esant konfliktam. Na ir paliesiu dar vieną temą, tai viešos privačios partnerystės patį modelį. Tikrai matome, kad savivaldybės vis aktyviau ieško įvairių finansinių instrumentų, galimybių, kaip atvesti regionų strateginius projektus, net ir tuomet, kai galbūt finansų ir pritrūksta, tad ieškoma inovatyvūs būdai ir sprendimai. Ir vieša privati partnerystė, ką ji reiškia, jeigu taip labai supaprastinti ir paprastai, tais atvejais, kai valstybei pritrūksta lėšų, gali būti pasitelktas privatus partneris, kuris investuoja į numatytą infrastruktūrą, tai reiškia pastato, sukuria, įdiegia, o valstybė per sutartą laikotarpį privačiam subjektui išmoka sutartą lėšų sumą. Tai gali būti 10-15 metų laikotarpis ar kitas pagal sektorių, pagal sutartas sąlygas. Ir mes kaip Lietuva tikrai išsiskiriame stipriai vertinant situaciją su mūsų kaimininėm šalim, labai plačiai ir inovatyviai taikom šį būdą. Tai šiuo metu turime per maždaug 6-7 metų laikotarpį pasirašyta 76 sutartis, iš kurių veikianti ir dar įgyvendinama yra 51 ir matote, sektoriai yra labai įvairūs, tai yra kultūra, sportas, laisvalaikis, energetika, atliekų tvarkymas ar kita. Kada šis būdas pasiteisina, be abejo, kiekvieną kartą reikia įsivertinti, koks būdas būtų priimtiniausias, bet ypatingai tais atvejais, kai savivaldybė ar ministerija neturi resursų, gebėjimų infrastruktūrą prižiūrėti ir mato pasiskaičiavusi, kad yra pigiau, kad priežiūrą pačio objekto vykdytų privatus sektorius negu viešas, nes dažnu atveju tai reikia pasitelkti ir papildomas kompetencijas. Ir tais atvejais, kai kuriama infrastruktūra, kur matom, kad viešojo intereso tenkinimui infrastruktūros gal reikėtų mažesnės ar mažesnio pajėgumo ir sudaroma galimybė privačiam subjektui infrastruktūrą naudoti ir privačiam interesui. Kaip pavyzdžiui, statomas baseinas ir tam tikrą laiko dalį baseinų naudosis mokinukai pagal švietimo programas, o kitą dalį jau turime operatorių, kuris baseiną gali išnuomoti, gali mokestį rinkti iš gyventojų ir taip įveiklinama infrastruktūra pilnam naudojimui. Tai mes kaip PPP centras, Centrinė projektų valdymo agentūra, suteikėme konsultaciją savivaldybėm, ministerijom, kaip modelį patys susimodeliuoti, susikurti geriausias sąlygas, taip kad jos tenkintų viešąjį sektorių, bet tikrai matom, kad šie būdai labai patrauklus yra ir privačiam sektoriui. Tai kokią situaciją turime Šiauliuose? Pirmaujantis regionas, taikant PPP būdu atrankas ir projektus yra Klaipėda, tačiau Šiauliuose, taip pat Šiaulių mieste ir kituose regionuose turime įgyvendinamų projektų. Suplanuotų nėra tiek daug, bet tikrai džiugina, kad jūs turite sukauptas kompetencijas, sukauptas įgūdžius ir šis modelis gali būti pasirinktose situacijose taikomas. Na ir čia gal šiek tiek anonsuoti ir žvilgsnį, ką yra suplanavusios kitos savivaldybės, nes matom, kad artimiausių metų yra planuojama 13 projektų, 7 sporto srityse, 2 transporto, gatvių apšvietimo 1 projektas, kultūros, laisvalaikio, turizmo srityse. Tikrai savivaldybės aktyvios yra, mato vertę ir naudą ir norėčiau paskatinti ir jūsų savivaldybę, ypatingai jeigu yra strateginiai projektai, kuriuos reikia čia ir dabar įgyvendinti, pagalvoti ir apie šį būdą ir pasinaudoti šiomis galimybėmis. Viena tokių galbūt iš naujovių mums kaip organizacijai, tai yra vietos plėtros grupės, miestų plėtros strategijos, kurios yra įgyvendinamos. Ir tikrai turim labai inovatyvių, įdomių projektų visuose regionuose, nors lėšos investicijos nėra didelės, jos siekiančios kiekvienam regione apie 1 milijoną eurų, tačiau projektai
labai inovatyvūs, į socialinės inovacijas nukreipti, į startuolius, į įtraukties didinimą. Tai tikrai nepamirškite šio mechanizmo, kur galite labiau įtraukti savo miestus, bendruomenės į nedidelių, bet labai reikšmingų projektų įgyvendinimą, kurie vėliau galėtų gimti į didesnės iniciatyvas. Na, o mes kaip agentūra visuomet esame atviri bendradarbiavimui, tai jeigu matote poreikį pasikalbėti, rasti jūsų konkrečioje situacijoje sprendimus, esam pasiruošę atvykti, pasitarti, padėti jūsų komandom. Nuolat organizuojame mokymus, kurie yra viešajam sektoriui nemokami. Dažniausiai dominuojančios temos yra viešieji pirkimai, infrastruktūros projektų įgyvendinimas ar projektų modeliacijos. Tad kviečiam dalyvauti. Viešieji pirkimai, tai matom, kad tikrai visuomet yra didžiausio populiarumo susilaukusios temos ir mūsų komanda pasiruošusi atliepti jūsų poreikius. Na, o mūsų svetainėje tikrai rasite ir visų komandų kontaktus, tad esant poreikiui kviečiu pasiskambinti, konsultuotis, pasitarti, o šiandien su komanda ir po šio renginio esam pasiruošę atsakyti jums kylančius klausimus ir linkiu gražaus renginio. Ačiū. Taip, tai ačiū už pristatymą, o dabar pereikime prie diskusijos, kurioje galėsite užduoti klausimus. Aišku, pradžioje aš šiek tiek įvesiu į visą kontekstą, bet tikrai visas laikas pagrinde bus skirtas jūsų, tai yra auditorijos klausimams. Na, o dabar vietas priekyje kviečiu užimti gerbiamą finansų ministrą, gerbiamą Šiaulių miesto merą, gerbiamą Iltės direktorių ir gerbiamą CPVA direktorę. Taip, tai prašau prisėsti. Aišku, aš matau, kad auditorijai turim ir kitų savivaldybių gretimų merus, tai jeigu tik tai norite, prašau irgi. Tai prašau prisijungti, tikrai drąsiai priimsim. Taip, ir mikrofonas, matau, atjudėjo, tai jeigu galima. Taip, tai visų pirma, čia kažkokie trukdžiai, bet jau nebėra. Tai visų pirma, galbūt pradėkime nuo to, ką ir paminėjo gerbiamas Šiaulių miesto meras, kad visgi regionas tikrai yra vienas iš lyderiaujančių, rodantis pavyzdį. Tai galbūt, gerbiamas merė, galėtumėt pasidalinti, iš kur ta sėkmės istorija ateina. Kaip visi šitie procesai vyksta? Čia turbūt galima sėdėti. Kalbant, tai iš kur sėkmė ateina? Iš mąstymo ir noro iš tikrųjų padaryti rezultatą, už tai sumokant atitinkamą kainą. Nes Lietuvoje mąstyti ir daryti savarankišką regioninę politiką tampa be galo sudėtinga, todėl kad iki smulkmenų atsiranda reglamentavimas, kaip tu turi daryti, net tais atvejais, kai funkcija yra visiškai savarankiška. Ir aš pastaruoju metu rodžiau netgi tokius žemiškus pavyzdžius. Tarkim, norim Donelaičio gatvėje patiesti šaligatvį, vienoje pusėje yra labai daug pločio ir erdvės, kitoje pusėje yra medžiai ir nėra erdvės, o aplinkos ministro STRas reikalauja, jeigu yra jau gyvenvietė, būtinai tiesti abiejose pusėse. Ir tada gaunasi, kad tu netiesi jokioje, pažeidimo nėra, jeigu tu tiesi vienoje pusėje, jau bus pažeidimas, kas yra anomalija, mąstant, tiesiog paprastuoju mąstymu ir duodant savivaldybei pasirinkti, kaip jai geriausiai būtų daryti dalykus. Tai to davimo savivaldybei pasirinkti, kaip daryti paprasčiausius dalykus, nėra. Vis labiau nebelieka. Vis labiau reglamentuojama. Paskutinė tema buvo iš socialinės srities, kuomet jau visi merai pasidavė, reiškia, keli merai liko, dar bando paklausti ir aš tam tarpe, tai kaip čia yra. Kai visa sistema tiesiog nebeskatina savivaldybės statyti globos namų, nes įvesta taisyklė iš viršaus, iš ministerijos, kad į tuos tavo pastatytus globos namus tu nebeturi savo
miesto gyventojo pirmenybės. Ir tik esant laisvom vietom galėtum priimti kito miesto, to nebelieka. Vadinasi, pastačius naujus globos namus, išleidus miesto gyventojų mokesčius, į juos galėtų patekti visos likusios Lietuvos sveikata pažeisti žmonės. Ir kas išplaukia? Iš to išplaukia, kad jokia savivaldybė tų namų nebestatys ir visą tą dalyką perims privatus sektorius, galiausiai tai valstybei kainuos ženkliai didesnius pinigus ir išplaukia visiškai valstybinė naudinga politika, kai šiuo atveju turim visiškai savarankišką funkciją, ten 12 punktas, reiškia, jeigu galit patikrinti prie savarankiškų funkcijų, o pilna taisyklių diktatą iki milimetro uždiktuoja centrinė valdžia. Tai aš tuomet ir sakau, paimkite tą funkciją į valstybinę ir tada turėkit bendrą valstybinį planą ir tai būtų vėl logiškiau negu dabartinė eiga. Tai va tos disproporcijos, loginės disproporcijos vis labiau ryškėja visose srityse, įskaitant ir projektų įgyvendinimą. Ir norint iš to išlipti, tu turi peržengti tam tikras upes, tam tikrą mąstymą ir padaryti dalykus savarankiškai, galvojant, kad tave palaikys kolegos merai, kurie irgi nori rezultato. Vienas iš tokių kolegų sėdi šalia, tai Vitalijus Mitrofanovas, visiškai savarankiškai mąstantis žmogus, kuris Akmenėje, tarkim, daugiabutį galėjai nusipirkti visai nesenai visą daugiabutį už kokį 10 000 eurų, o dabar pritrauktos milijardinės investicijos, žmogus nori toliau vystyti šitą kraštą ir atsiduria ir labai statų krantą. Tai apie tą krantą turbūt papasakos pats meras, bet tai žinoti reikia. Tai vat kame mes esam ir ar mes norim toliau tame būti? Aš asmeniškai nenoriu. Aš esu pasiruošęs kentėti, rizikuoti ir kurti pavyzdžius, kad išjudėtumėm, nes aš įsivaizduoju, kad lietuviai nori gyventi gerai, o norint gyventi gerai, tu turi padaryti tam tikrus dalykus. Sujungti pinigus labai teisingai, viešuosius ir privačius, tiesiog sukurti sistemas, kurios yra gyvos, kurios nori judėti pačios iš savęs, skatintų. Ir va šita pataisa, kurią dabar registravo Algirdas Sysas, ji turėtų milžinišką postumį, milžinišką sisteminį postumį. Ir aš čia kukliai parašiau, jog kasmet turėtumėm 500 milijonų efekto. Čia yra kukliai. Šiaip tas efektas būtų didesnis. Bet iki kiek mes atkeliaujam, kad netgi va tokios skylės pas mus tampa kaip normos. Tai va tas skylės pradžioje reikia užsilopyti ir daugiau reikia drąsos, siekiant padaryti dalykus. Tai gal aš šitoj vietoj sustosiu, nes nenoriu viso eterio užimti ir šalia sėdintis meras Vitalijus tikrai turi ką pasakyti, va, kad ir iš vakar dienos. Tai kaip reikia Akmenei vystytis, jeigu... Ačiū, gerbiamas ministrė, gerbiami vadovai, agentūrų, gerbiami kolegos merai, administracijos darbuotojai. Aišku, mes šitos higieninius dalykus galėtume daug pasakoti apie santykį centrinės valdžios į regionus, pradedant nuo senelių namų, nuo vaikų darželių, kai vasarą nori atvykti vaikai, pavyzdžiui, iš užsienio grįžę tėvai ar pas močiutės ir tu padarai įkainį. Tau vyriausybės atstovas sako, negalima vaikų diskriminuoti, visi vienodi, nors darželiai išlaikoma iš savivaldybės biudžetą ir iš savivaldybės finansų. Bet, žinot, sėdi gerbiami žmonės iš Vilniaus. Aš tiesiog noriu paklausti, ar jums tikrai norisi, kad regionai vystytųsi? Vat Vilniečiam. Nes po vakar pakalbos su CPVA ir gerbiamų aplinkos ministro kanclerių, kuris ko gero ilgai nebus, ačiū Dievui, supratau, kad vos nebuvo pasakyta, ko jūs norit, kaimiečiai. Kas dar įdomiausia, aš nedalyvau šitam pokalbį. Kai tu kalbi apie svarbų regionų projektui ir tau pradeda grasinti prokuratūrą, kaip jūs atlikot investuotoją atrinkot? Ta prasme, ar žmonės netrinka, kas yra viešoji privačioji partnerystė ir kaip ateina svarbus regionui projektas. Kad ateina investuotojas, kuris siūlosi investicijas daryti, tada tu suteiki galimybę jam tam tikroj teritorijoje daryti ir tada be konkurso būdu, jeigu regioninė plėtros taryba pritarė, kad tai tas projektas svarbus regionui, tu pasirašai investicinę sutartį ir toliau vykdai. Čiagi tu sulaukiai kaltinimų. Ta prasme, kai tau aukščiausio lygmens žmonės sėdi ir auklėja, ta prasme, netgi šiokia tokia, kaip sakyt, sava gėda, nes mes visi valstybės tarnautojai. Ir eina kalba apie mūsų, sakykime,
daugiabučių plėtrą, kur yra galimybė pastatyti Akmenėje daugiau negu 500 butų, kur investuotojas statys tos butus. Ta prasme, atraskit durnių, kuris norėtų statyti Akmenėje kvartalą, ne Klaipėdos rajone, ne Vilniuje. Ir tu bandai padaryti tokį pilotinį projektą, ta prasme, mes jau nebekonkuruojam dėl investicijų. Mums ne pinigai jau esmė, mums žmonės esmė. O žmonės jau dėja nepriviliosi į sovietmečio daugiabučius, į namą, kuris pastatytas kolūkio laikais ir vis tiek jo neįpirksi be 120-150 tūkstančių, nežinai, kad dar 200 tūkstančių. Ir čia atsiranda investuotojas, kuris sako, statom 500 butų, sukurkint infrastruktūrą. Ir visiškai nesuvokimas, aš pasižiūrėjau irgi PPP projektai, aš visada labai primdavau naujoves. Deja, mes 4 metus praradom, mes būtume gal jau baseiną turėję prieš 10 metų, skelbėm konkursą. Ta prasme, pabuskim. Regione PPP neįmanomi mažose savivaldybėse su mažais biudžetais. Iš tų visų projektų, tai yra Vilnius, Kaunas, Palanga, man iš viso pikto, kad ten duodamos valstybinės investicijas, nes merai gal arčiau gyvena, kurortiniai gali pasiūlyti ir pailsėti geruose viešbučiuose. Neįmanoma padaryti, tu tik suteik žemę, ten viską padarys verslas. Ir jisai skaičiuoja pajamas, ta prasme efektyvumas, sakykime, kad tu gali atgauti jos, arba, sakykime, reguliuojamai veikloj, nes PPP koncesija dar labai panašus, čia kartais nereikia sudėti krūvą. Jie panašus, bet iš esmės skirtumai didžiuliai, pavyzdžiui, mūsų šilumos ūkis savotiškai irgi koncesija yra. Tai šiandien iš tikrųjų kyla klausimas, nes vakar iš pokalbio su aplinkos ministerija supratau, žiūrėkit, kaimiečiai, nesvaikit jūs su savo tais būstais, su tais namais ir vėlgi sakoma, skolinkitės iš šiltės. Tai kiek mes galim, mes riboti skolinimąsi, mūsų biudžetas tai yra 70 milijonų. Ta prasme, mes ne ta savivaldybė, kur Vilnius 2 milijardus turi, Šiauliai nežinau, kiek patvirtinot, irgi kokį 0,5 milijardą beveik su visom investicijom. Tai yra skirtingi žaidėjai šitoj rinkoj, tai tik padaryti ten dviračių takelį, neužtenka, kai tavo rajoną per 10 metų mes pritraukiam daugiau negu 2 milijardus. 2 milijardus viešųjų privačių investicijų. Tai vien valstybė PVM atžvilgių kiek uždirbo. Dabar kiek ateina pajamų, taip man smagu atvažiuoja iš Šiaulių miesto, iš Joniškio, iš Mažeikių, iš Žagarės dirbti žmonės. Labai puikiai, bet kai tu paprašai, kad kažką nors šiek tiek būtų atsižvelgta į tai, nes gyventojai nėra labai patenkinti. Dabar tuoj prasidės Akmenėje naujas Kampčiamiestis dėl betono gamyklas ir reikės atlaikyti tą smūgį ir tu suvoki, kad tai ir investicija, ir gynyba. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų, norės išgirti, kada vis dėlto sostiniai parūpės tikrai regionas. Paaiškinsiu esmę. Meras labai įsivaizduoja, kad mes žinom visas detalės. Aš suprantu, kad reikalas yra toks. Privatus verslas sutinka pastatyti namus, bet jis paprašo iš savivaldybės infrastruktūros, kelių, šaligatvių ir taip toliau. Ar teisingai suprantu? Ir tos pagalbos negalima gauti iš centrinės valdžios. Apie ką yra Lietuva? Ačiū. Tai gerbiamas ministrė, išgirdom nemažai kritikos iš merų, bet kaip atrodo valstybės strategija ties regioniniam investicijom? Tai dėkui meram už pasisakymą. Manau, kad tas bendradarbiavimas ir dialogas būtent čia ir vyksta, čia ir dabar. Ir dėl to tie važinėjimai į regionus ir yra. Tai aišku, aš konkrečios situacijos nežinau, bet kaip suprantu, dėl infrastruktūros plėtros, dėl privačios ir viešosios partnerystės projektų vykdymo, tai tik noriu pasakyti, kad ties modeliu, kaip dabar galima būtų įveiklintą viešą ir privačią partnerystę, mes kaip tik šiuo metu finansų ministerijoje dirbam šiek tiek, bandom tą modelį sudėlioti, kad būtent į municipalinį būstą būtų nukreipta ta politika ir būtų įmanoma ją pasinaudoti regionam, nes būtent regionuose ir yra galimybė tą daryti. Tai centrinė valdžia, Vilnius, vis tiek viskas tas yra Lietuva ir be abejo, kad Lietuva be stiprių regionų irgi nebus stipri, tai manau, kad ta politika nukreipta į regionus ganėtinai dabar stipriai ir investicijų, kaip jūs ir sakot, pritraukėte,
Na, tai irgi yra tos mūsų bendros politikos toksai rezultatas. Nu, grįžimas žmonių į regionus, į Šiaulius, į Alytų, į kitus regionus. Na, tai be bendros mūsų politikos visą tai nevyktų, aš manau. Tai nereikia taip susiskaldyti, reikia kartu dirbti. Labai gaila, kad turėjote tokį posėdį, kuriame pasijutote taip atstumti ir pavadinti kažkaip kitaip, negu turėtumėte būti vadinami. Ir manau, kad reikia tą dialogą tęsti, nepaisant to, kad vienas etapas buvo nesėkmingas, ir toliau dirbti ir surasti kaip viską tą atliepti. Manau, kad ir Centrinė projektų valdymo agentūra, jinai nėra suinteresuota, kad pats Akmenėje neatsirastų infrastruktūra vedanti į daugiabutį. Tai visi suinteresuoti tą padaryti. Aišku, vieni viešojo sektoriaus darbuotojai galbūt yra šiek tiek išradingesni ir labiau trykšta norų padėti ir padaryti, kiti mažiau. Tai visko pasitaiko. Manau, kad šitai konkrečią situaciją tiesiog reikia peržaisti iš naujo. Kas liečia investicijas į municipalinį būstą, tai turėtų būti aplinkos ministerijos kaip ir politikos dalis, bet finansų ministerija čia šiek tiek galbūt padės tą modelį sudėlioti, kad jis finansiškai taptų gyvybingas, ir pažiūrėsim, kaip mums pasiseks. Šiaip tai būsto politika nėra iš lengvųjų politikų, nes yra dideli disbalansai, kaip jūs minėjote, kad sostinė ir kiti didieji miestai, ten yra labai didelė paklausa būsto, maža pasiūla neatitinkanti, kituose regionuose yra atvirkščiai, tai ten sunku pritraukti statytojus. Na, žodžiu, problemų ten tikrai daug, bet aš manau, kad išjudėsim. Tai tą požiūrį į regionus, manau, kad tikrai pakeitėm, ir dar vienas toksai momentas, tai kai ir investicijas ES perskirstėm, tai būtent regionai susidėliojo tas prioritetinės sritis, kur norėtų skirti. Tai buvo berods tas pats socialinis būstas, vandentvarka, kas ten, priedangų plėtra, tai duodam daugiau tai savivaldai tokios laisvės ir galimybės veikti. Nu, manau, tiesiog reikia laiko ir tokio nuoseklaus darbo, ir mažiau tokių emocijų čia, kur kaimiečiai, kur miestiečiai, ir visi lietuviai, ir padarysime viską. Ir gerbiamas ministrė, dar jei galima... Aš pridursiu, aš tik padėko žodį noriu pasakyti dėl biudžeto likučių, bet kur čia norėjote atimti, kurių mums jų neužteka, nes 8 milijonus turim. Artimiausiam posėdėje mes dar 3 milijonus skolinamės prie įvairių projektų prisidėjimo. Ir šitoj vietoje mums europinės lėšos, kai dažniausiai bandama sakyti, kad va čia yra regionų įvystyti. Nu, per 7 metus Akmenėje 13 milijonų, tai žinot, kai tu investuoji vieną investiciniai programai 15, tai kad šiandien dažnai sakoma, kad žinokit, mums čia Europos Sąjunga, ne, tai čia yra, mums kartais geriau, aš galvoju, jų gal net nereikėjo imti, nes mes tiek daug vargo turim, tiek daug administruojant turim, tiek daug specialistų įdarbinę esam, kad su savais pinigais būtų paprasčiau dirbti. Kas dar buvo pasiūlyta, kur problemą aš tikrai vertinsiu, būstas aplinkos ministerijos, infrastruktūra tarsi vidaus reikalų ministerijos. Nu, gal turėtų vienas projektas būti vis dėlto, jeigu tu skiri finansavimą būstui vystyti, nu prie būsto reikia vamzdį atvesti ir kelią ir šaligatvį, nu savaime būstas nesistatosi ir tada jau nebeaišku, kas už ką atsakingas yra. Tai mums dar liepia padaryti galimybių studiją, apskaičiuoti finansinį atsipirkimą. Palaukit, mes kalbam apie municipalinius būstus, ne apie kažkokį ir būtinai darbuotojams socialinių nereikia. Kuo mažiau socialinių būstų, to geriau. Aš kaip socialistas čia truputį savo prieštarauju. Socialiniai būstai reikalingi žmonėms su negalia ir taip toliau. Dirbantiems žmonėms reikia kitus mechanizmus kurti, bet ne socialinius būstus, nes mes juos įkišam į stiklainį ir jie nebenori eiti dirbti, sakykime. Nežiūrint, kad pas mus tiek darbo vietų kūrėsi 1200, kaip stovi užimtumo tarnybai, taip stovi. Čia dar kitas visiškai klausimas. Taip, tai dar sugrįžkime prie ministro. Tai gerbiamas ministrė, kas yra daroma, kad tos priemonės, kurios yra siūlomos, buvo pristatytos prieš tai, tiek šiaip bendrai, kurios yra siūlomos iš ILTE, iš CPV, ir kad tos investicijos judėtų regionus. Kas yra daroma, kad jos būtų patrauklesnės tos priemonės?
Tai turbūt čia jau detaliau apie techninius tuos dalykus papasakos būtent Iltė ir CPV, bet man dabar kas yra toks vienas iš prioritetinių projektų, kadangi Finansų ministerija čia baigė vieną tokį etapą, tai yra tas Iltės transformacija į Plėtros banką, jinai ir neseniai visai pradeda veikti kaip Plėtros bankas. Tai sekantis prioritetas tikrai norėtųsi tą municipalinio būsto, būtent ką Vitalijus sakė, nesocialinio municipalinio programą išjudinti ir būtent, kad tie būstai dirbantiem žmonėm, dirbantiem ir uždirbantiem, tai gali būti ir inžinieriai tavo gamykloje naujoje dirbantis Detono, ir mokytojai, ir kas ten medikai. Na, kad jie galėtų atsikraustyti į naują Akmenę ir nebūtinai į 70 metų statybos blokinį daugiabutį, o į modernų šiuolaikišką būstą. Ir taip tikrai tie regionai gali pritraukti žmonės ne tik tai iš kitų regionų, bet ir grįžti iš užsienio, tuos, kurie išvažiavo. Tai šita programa tikrai man yra svarbi ir manau, kad per gerą pusmetį, gal per metus mes tikrai galim sukonstruoti tą modelį, panaudojant ir Iltę kaip Plėtros banką, kad vis dėlto tos statybos, na vis tiek Vitalijaus rajonas tai dar toksai vis tiek gyvas ir iš tų klestinčių, bet yra tokių, kur tikrai sunkiau tų gyventojų mažėja ir investicijos galbūt neateina, tai būtent šita programa galėtų ir išjudinti tai aš. Tai gal galima tada pereiti prie CPV ir Iltės, tada kas iš jūsų pusės yra daroma, kad tos priemonės būtų prieinamesnės, patrauklesnės ir iš tiesų ateitų į regionus. Gal pirmiausiai tai norėčiau atliepti ir gerbiamo mero įvardintas situacijas, tai tikrai labai apgailestauju, kad toksai pokalbis įvyko, nežinau konkrečios priemonės ir sąlygų, bet džiugina tai vienas dalykas, kad savivaldybė mąsto strategiškai, galvodama apie tai, kad ne tik pastatyti pastatą, bet kaip įkurti tokią infrastruktūrą, kad jinai atneštų kuo didesnę vertę ir naudą gyventojams. Tai yra toks visuminis bendras požiūris ir tikrai matyti reikia sutikti, kad įprasti mechanizmai, instrumentai nebeveikia, kad reikia ieškoti naujų modelių, kaip galima būtų pritraukti kuo daugiau investicijų ir ypatingai į tokius regionus, kurie yra nedideli ir susiduria su investicijų trūkumu. Kalbant apie PPP modelį, tai tikrai žinau, kad yra vienas projektas finansuotas, kuris buvo ir PPP būdu, ir kartu iš struktūrinės paramos investicijų, tai galbūt pasižiūrėti, kokios sąlygos ir kaip buvo įgyvendintas, bet labai svarbus etapas tai yra rengiant finansavimo sąlygų aprašus, už kuriuos yra atsakingos ministerijos, plėtros tarybos, kuo daugiau turėti diskusijų, įsivertinant pačias sąlygas, nes ko labiausiai norėtųsi vengti, kad mes projekto įgyvendinimo etape pradedam diskutuoti dėl sąlygų, kas tinka, kas netinka ir ieškome galbūt kitokių mechanizmų. Bet prieš rengiant strateginius dokumentus, išleidžiant teisės aktus, turime konsultacijų etapą, tai tikrai norėtųsi palinkėti ir proaktyvumo visom šalim, nes tuo metu galima išsidiskutuoti ir aptarti tokias sąlygas, kurios būtų priimtinos savivaldybėms. O mums kaip CPV tikrai strategiškai yra svarbu ieškoti būdų, kad administracinė našta būtų kuo mažesnė mūsų projektams. Tikrai su ta pačia biurokratija, administracinė našta nemažai susiduria ir kitos šalis, bendradarbiaujam, dirbam su Latvijais, Estais. Tie klausimai keliami iki Europos komisijos, nes su visom sąlygom sutinka, tikrai reikia, kaip sakyti, sutarti, kad turime sąlygas, kurios ateina ir iš viršaus, turime visą Lietuvos teisyną, kurį turime atitikti, veikiam tokiam ribotam lauke, bet aš tikrai turiu tos energijos ir tikėjimo, kad ir mūsų rankomis galima daug pokyčių vesti, tad turime tarp institucinę grupę, kur turime neblogų sutarimų, tai ir paskutinis priimtas teisės aktas dėl finansinių korekcijų taikymo Lietuva, prisimdama riziką ir tokia, vadinkim, pasidalindama naštą su projekto vykdytojais, priėmė teisės aktą, kuriuo taikomos mažesnės finansinės korekcijos negu Europos komisijos rekomendacijose. Tai tikrai matyti tie tokie drąsūs pavyzdžiai, kurie leidžia mums į sistemą atnešti lengvumo ir tokio efektyvesnio bendro darbo, ko ir norisi visiems palinkėti. Ačiū. Ir tada gal prie Iltės dar.
Dėl PPP modelio, tai kaip ir minėjau pranešimo metu, galbūt trumpai, tai yra tuomet, kai savivaldybei reikia investicijų, yra pasitelkiamas privatus subjektas, kuris pastato, įkuria infrastruktūrą, na, o valstybės, šiuo metu savivaldybė, jinai pasižada per tam tikrą laikotarpį sutartų mokėjimų apmokėti sukurtą infrastruktūrą. Tai tikrai tos sąlygos, na vėlgi svarbus momentas, kad privatus subjektas jis atrenkamas skaidriai, vykdant viešuosius pirkimus, viešas procedūras. Ir mes kaip Centrinė projektų valdymo agentūra teikiame išvadas prieš startuojant PPP projektui, ar jisai yra efektyvus, tinkamas, ar rekomenduotumėm tokį projektą įgyvendinti ir netgi teikiame rekomendaciją savivaldybėm dėl sąlygų korekcijų tam, kad atliepti viešą interesą. Bet tikrai, kaip sakyt, tas procesas pasiruošimo nėra lengvas, procedūros taip pat trunkančios apie metus iki pačio PPP projekto startavimo, kartais girdžiu ir ilgiau, priklausomai nuo pasirengimo savivaldybių, bet pats privatus subjektas atrenkamas viešųjų pirkimų būdu, tik tiek, kad tos procedūros kiek kitokios dėrybos vykdomos. Kadangi labai domėjomsi PPP projektais ir teko mums dalyvauti su meru ir kitais merais ir Anglijoje, kur buvo 5 mokyklos statytos ir paskui Lietuvos tas kažkodėl nesėkmingas pavyzdys Balsių mokykla. Tik tai vėliau buvo jisai išimtas, kad nepripažintas kaip PPP. Ar dabar iš tikrųjų keičiasi požiūris? Nes PPP projekto esmė yra ne pati statyba, o paslaugos teikimas. Šiuo atveju mes tarsi pradedam kalbėti, kad tarsi pastatom ir įsiperkam. Nežinau, kaip ten Joniškio kolegams sekės, nes aš visada sakiau, tikrai pas jūs ne PPP, mes pasistatysim sporto kompleksą ir mokėsim už jį tarsi kaip būsto paskolą 20 metų, o operatorius tik atliks valymo paslaugą šito objektą. Tai čia kažkas ne taip. Tai aš įsivaizduoju, kad PPP iš principo tai yra viešos paslaugos, kurios negali viešas sektorius dabar suteikti ir neturi tam pinigų. Ir tada mums per mokymus pasakė labai aiškiai Britas, PPP projektai visada neapsimoka. Jie yra visada valstybei brangus, bet jie daromi tada, kada valstybė ar subjektas neturi pinigų. O tada yra išeitis, bet šita paslauga reikalinga. Tai dabar aš kažkaip girdžiu, kad mes tarsi kalbam apie statybas, bet ne apie paslaugą. Jo, aš gal pakomentuosiu dėl to ir dėl brangumo, ir dėl to, kaip tai veikia. Tai yra gerasis pavyzdys, aš nežinau, Balsių mokyklos pavyzdžio tikrai pakomentuoti galėtų, kas žino, bet yra ir gerasis pavyzdys. Tai gerasis pavyzdys tai yra Palangos aplinkkelis, tai yra kelias, kurį nutiesia privati bendrovė. Jo, Šiaulių. Nutiesia kelią ir tą kelią prižiūri visokiojopai kažkokį tai laiko tarpą, 15, 20, 30 metų, jinai atsakinga už visas duobes, už viską tame kelyje, o valstybė moka kaip jūs mokate, jeigu kas nors turite leasingo automobilį pasiėmęs, tai va taip pat mokat mažais gabaliukais ir po to, kai išmokat, tas jau tampa jūsų nuosavybė. Tai yra toksai modelis, ar jis visada yra brangus. Bendroji sumoji taip, matematiškai suskaičiavusi starte, tai aišku, kad bus suma didesnė, bet už tai yra pilnai prižiūrima, remontuojama ir taip pat, aišku, yra pinigų nuvertėjimas, tai visumoji tai taip, turbūt taisyklė yra, kad tai yra brangiau, bet yra dažnai išimčių, kai tai nebūtinai yra brangiau. Aš gal dar pridėčiau, kad tikrai teisingai labai dėl priežiūros ir paslaugų teikimo paminėjot, bet turime pasidžiaugti, nes iš mūsų mokosi mūsų kaimynai. Prieš porą savaičių turėjom Rygos merą atvykusi su visa komanda ir tikrai žiūri į Lietuvą, nes turime sėkmingų pavyzdžių, kuriais galime pasidžiaugti ir tikrai reikia pasianalizuoti, ar PPP modelis priimtinas, ar jisai tikrai atneš reikiamą naudą, bet kai reikia čia ir dabar tam tikrų objektų, kartais nėra kitų sprendimų ir tuomet pasirenkamas šis būdas. Įvertinimus, analizės mūsų komanda padės padaryti, tad jeigu yra klausimų, norų, tikrai kviečiam konsultuotis, pasitarti. Turime ekspertus, kurie padarys ir finansinės simulacijas, kad įsivertintų savivaldybė ir galimybės paskui mokėti sutartą mokestį.
Taip, ir jau šitiek pamiršau. Nu, atsiprašau. Taip, šiek tiek nubėgom su diskusija į tolį ir šiek tiek pamiršom mūsų auditoriją, bet dar prieš tai noriu duoti ir galimybę gerbiamam Dainiui pasisakyti apie ILTE, nes kadangi vis tiek pakankamai naujas produktas, nacionalinis plėtros bankas, bet na vis tiek procesas vyksta, diskusijos vyksta, kas yra daroma, kad na tas bankas jisai būtų ir jo priemonės patrauklesnės visiems juo besinaudojančiams. Tai ačiū, Juliu. Diskusija matomai nuvilnijo ten, kur aktualu ir kur rūpi, tai čia natūralu ir gerai, kad ta diskusija vyksta. Tai mes į PPP irgi žiūrim, šiek tiek žiūrim iš šono kol kas, nes laukiam, kada bus didesni projektai ir kada galėsim juos finansuoti. Tai jungsimės ir vienas iš tokių didesnių projektų Rūdininkų karinis poligonas statosi per PPP. Tai vat žiūrėsim, kaip jam seksis. Kol kas iš finansinės pusės atrodo viskas ten labai neblogai, nes finansuotojai labai patrauklės palūkanas davė, tai bus galimybė reikšmingai sutaupyti. Kalbant apie ILTE, tai bankas gal yra naujas dalykas, bet bankas leidžia mobilizuoti papildomai lėšas ir dėl su akcininkų nutarimu nusprendėm daryti banką, kad bankas galėtų skolintis nepriklausomai nuo valstybės lėšas ir nedidinti valstybės finansinio blogo, valstybės finansinio rodiklių. Visa verslo skolinimo rinka komercinių bankų yra apie 14 milijardų. ILTE vienas
dar ir prie reagentų diskusijų. Tai aš matau, kad tik ranka čia yra pakelta, tai prašau, jei galima, tada trumpai prisistatykit, užduokit klausimą ir pasakykit, kam jis yra skirtas. Veikia. Esu Raimundas Juknevičius, dabar jau Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas, bet kadangi reikalai tęsiasi ir toliau, tai tada ir norėtųsi pradėti nuo to, kad pirmiausia ačiū tiem, kurie turėjo sprendimo galią ir priėmė tai, kad Lietuvos žemės ūkis yra strateginė šaka, kad ši šaka yra svarbi ir šalies saugumui. Ir dar rudenį tada buvo kalba apie tai, ko tai šakai reikia. Suprasdami tai, kad paramos pinigų, tai yra pinigų, kurie negrąžintini, tų pinigų tikrai nėra tų resursų, mes tada, aišku, pagrindinį akcentą dėjom ir į tai, kad šitas sektorius susiduria su sunkumais. Tas jau buvo rudenį aišku ir buvo kalba apie tai, kad reikės skolintų pinigų ir skolinimas yra labai probleminis. Ir taip jau atsitiko, kad šitam sezonui, kada reikėjo tų pinigų šitam derliui auginti, dar nebuvo, bet vis tik tais reikia padėkoti, kad bent jau gegužės mėnesį startavo vienas labai nedidelis 40 milijonų projektas. Ir man labai liūdna, kai praeitą savaitę išgirdau apie tai, kad iš to projekto, kuris gegužės pradžioj startavo, realiai pinigai pasiekė vos keli procentai ūkininkus, kad suadministruota labai mažai projektų. Tai tikiuosi šitą situaciją gal labai sparčiai keičiasi. Tai vienas toksai klausimas. Antras dalykas, 500 buvo norinčių, nors pretenduoti į tuos pinigus galėjo tik tie ūkiai, kurie dar nebankrutuoja, nes bankrutuojančiam neduoda, bet langas, kas gali pretenduoti, buvo paliktas labai mažas. Tai yra normaliai dar funkcionuojantis ūkis, į tuos pinigus pretenduoti tiesiog negali. Tai dabar mes turėsim naują projektą 100 milijonų, kuriame ir verslas, ir žemės ūkis dėl jų turės konkuruoti. Tai įsivaizduoju, kad čia tikrai turėtų būti, ten kooperatyvai, kiek žinau, tai patenka, o kooperatyvai yra dėja žemės ūkis irgi. Tai vadinasi, dėl tų pinigų konkuruos labai daug ir klausimas, kaip jums seksis administruoti dabar jau tą kiekį pinigų. Ir į priekį dar žiūrint, aišku, yra tai, kad pavėlavus krizę valdyti, pinigų poreikiai didėja. Žemės ūkis skolintų pinigų, manau, to pinigų fondo, kurį jūs turite, tai yra daugiau truputį negu 1,5 milijardo, kaip tik reikėtų. Akivaizdu, kad jūs jo neduosit. Bet vis tiek klausimas yra, ar po šitų 2 projektų dar bus projektas, vis tiek, kad gelbėti žemės ūkį šitoje sunkioje padėtyje, kada bankai jau nebegali padėti. Ačiū. Kiek realiai tenai buvo pasinaudota tais pinigais, man atrodo, kad ir tas 40 dar nėra išnaudota, nes kaip ir jūs minėjote, yra kelios kategorijos ūkininkų, kurie kreipiasi. Tai yra tie, kurie tikrai yra nukentėję nuo krizių kažkokių, tame tarpe ir nuo šitos trąšų brangimo, kuri buvo susijusi su artimųjų rytų konfliktu. Ir yra ūkininkai, kurie kaip ir nėra tie, kurie susiduria su tom problemom. Tai tie, kurie nesusiduria su tom problemom, jie nėra išvaistę.
yra nemažai paraiškų pateiktų, kurių pareiškėjams pasiūlome kreiptis ne dėl lengvatinės, ne tarp nukentėjusių, bet tarp įprastų. O dėl verslo, tai irgi turbūt papildys. Tai atsakant į jūsų klausimą, ir praėjusią savaitę buvo susitikimas su asociacijom Kėdainiuose, kur Viltės du valdybos nariai važiavo kalbėtis. Tai grubiai 500 paraiškų, iš jų apie pusė jau yra pilnai įvertintos ir atsakymai yra pateikti. Sutarčių sudaryti yra netoli 80 už sumą, kuri artima 7 milijonų eurų. Deja, tenka pripažinti, kad 2/3 paraiškų yra nepatenkinamos tais atvejais, kai yra kreipiamas į lengvatinių palūkanų. Bet tas paraiškas yra nukreipiama rinkos sąlygomis skolintis. Ir kodėl taip yra, nes su Žemės ūkio ministerijos indikacija yra nustatyti finansiniai rodikliai, kuriuos ūkiai turi atitikti, kad gauti tas lengvatinės palūkanas. Tie rodikliai, jie yra pakankamai siauram diapazone, likvidumas nuo 0,5% iki 1%. Tai jeigu ūkis turi blogesnį, negauna, jeigu turi geresnį, irgi negauna. Ir dar skolos aptarnavimo rodiklis, dar vienas ribojantis faktorius. Bandėm kalbėti su Žemės ūkio ministerija, kad praplėsti, kad daugiau paraiškų gautų, nes jeigu 2/3 atmetami, tai tada, toks gaunasi darbas beprasmis. Bet tiems ūkiams mes sakom, kad kreipkitės, pasirinkit rinkos sąlygom apyvartinio kapitalo finansuoti. Tai 7 milijonai dabar yra išmokėta, dar 240 paraiškų laukia vertinimo, vidutinis paraiškos vertinimo terminas yra 14 dienų. Stengiamės labai greitai suktis ir priėmėm papildomų žmonių. Ką ministras gerai sakė, suprantama klausimo aktualumą, tai banko veikla leidžia padidinti tas apimtis finansavimo ir kalbame su pačia Žemės ūkio ministerija, kad iškūti pakeisti istorinę bendradarbiavimo logiką. Tai ministerija turi ribotą kiekį savo asignavimų. Istoriškai tos pinigus buvo įpratusi dalinti subsidijų ir dotacijų principu, todėl jų yra aptirpę. Mes pasiūlėm variantą, kaip ministerijos lėšas vis dar panaudoti efektyviai, bet padidinti finansavimo apimtis. Tai ką ministras sakė, padidinti iki 70 milijonų yra riba, jeigu bus poreikis didinsime toliau, kad atliektų tas finansavimo apimtis. Dabar 100 milijonų paskelbtų praeitą savaitę, 10 dieną berods, mano nuostabai kol kas labai vangiai dėl jų kreipiamasi. Tai verslo, vakar dienos žiniomis buvo apie iki 3 milijonų pateiktų paraiškų pildyti. Taip, ten 8 paraiškos, tai iki 3 milijonų irgi yra vadinimas dalis. Jo, tai arba dar ne iki galo išgirdo verslai apie tokią priemonę, arba nėra iki galo aktualu, žiūrėsim artimiausiu metu. Tai vėlgi, jeigu čia trūks pinigų, tai ieškoma būdų, kaip mobilizuoti kitas lėšas, kad nukreipti ir apyvartiniam lėšom finansuoti. Tai šitoje vietoje tiesiog artimesnis dialogas padės geriau vieni kitus girdėti, kad mes greit reaguosim su ministerijom, turim gerą darbinį formatą, greit keičiam viską, tai jeigu tiktais neatlieks poreikių, kažką koreguosim. Atsiprašau, tą temą, kai per tarpininką su vietiniam kredito unijom, tai kai nebuvo nebetaikančių, pakankamai greitai kada susukdavo. Nusprendėm, kad bus greičiau tiesiogiai paleisti, nes ten buvo per mažiau nei mėnesį reikėjo tą visą priemonę žemės ūkiui paleisti, tai mes nei sutartį sudaryti su finansų tarpininkais, tuos finansų tarpininkus atrinkti, tiesiog viešųjų pirkimų logika mums irgi galioja, mums irgi kontroliuoja, prižiūri, paskui gaunam pasiūlymų, kaip čia labiau atitikti įstatymo nuostatas. Tai ateityje mes tikrai naudosim kredito unijas kaip kanalą, per ką mes norim skolinti lėšas. Dabar kredito unijos turi portfelinės mūsų garantijas ir tam pačiam žemės ūkiui jos gali bet kiek ir bet kaip skolinti, kiek tik atsiranda tų ūkininkų, ar tai būtų įrangos pirkimui, ar ilgalaikėm investicijom, ar apyvartiniam lėšom. Tai vėlgi, praeitais metais mes pradėjome auginti apimtis garantijų kredito unijas, reiškia, kad jos būtų skolinti. Ačiū. Kas dar norėtų užduoti klausimą, tai kilstelkit ranką. Tikrai turit puikią galimybę tiek
finansų ministro, tiek Iltė, tiek CPA vadovų, tiek gerbiamų merų. Be rankų nematau rankų, tai kažkaip labai nedrasiai, bet jeigu dar eigoje turėsit klausimų, tai drąsiai kelkite ranką ir galėsite tą padaryti. Tai grįžkime prie gerbiamo Šiaulių mero. Aš atsimenu, kad dar prieš perinant į auditoriją, jūs norėjote irgi kažką dar paminėti, mačiau ir lapą pasiėmėt, tai, tai kažką iš aktualių turbūt norėjote irgi galbūt užduoti. Smagu. Iš tikrųjų šitą visą vizitą organizuoja Finansų ministerija. Tai, kad Finansų ministerija yra patarėjas, yra toks pastabus, grynai pliusas. Paimkim laikotarpį nuo 21 iki 25 metų pabaigos, tai yra faktas, kaip keitėsi savivaldybės biudžetas ir kaip keitėsi es parama. 21 187 milijonai biudžetas, parama apie 11 milijonų ir 25 320 milijonų yra faktas gruodžio 31 dieną ir parama 19 milijonų. Turiuomenį europinę paramą. Tai siekia nepilnus 10%. O kankynės, norint visą tai realizuoti, yra už milijoną procentų. Nu, kažkas mumis tikrai pasidarė, nes nuėmus tos pinigus ir efektyviai naudojant pinigus, kurie yra bez paramos, mes didesnį efektą turėtumėm potencialiai negu ten, kur yra es pinigai. Ir aš tiesiog po pavyzdžio pateikinėjau. Ten, kur yra tik savivaldybės žingsniai ir nereikia jų derinti kol ateini iki projekto, tu viską padarai efektyviai, greitai ir ženkliai pigiau ir ženkliai paprasčiau ir žmonės yra laimingi. Tie derinimai tiesiog iš proto daro. Kaip pavyzdį. Metu 100 metų atgal atsukom Didžvario gimnaziją. 98 reiškia metai iki amžiaus pradžios, tai per 2 metus mokykla pasistato iš vietinės plytinės, su arkliukais, lygiai niekur nėra. Dabar mes kol ateinam net į mokyklos remontą, analogiškas ilgesnis laikas praeina 3 ar 4 metai. Tikrai skęstame biurokratijai, kuri tikrai užkankina. Ir konkretus pavyzdys. Aš visada su konkrečiais pavyzdys, nes kitaip neišjudėsiu. Sirpuva, sveikatingumo centrai, kur bandom pataisyti sveikatą miesto gyventojams, apjungiant viešas ir privačias lėšas, tai va čia irgi gražus atrodo modelis. Ir iš mūsų reikalauja plano 3 metus į priekį, prirašyti beletristikos, ir tai yra absoliučiai beprasmis darbas. Ta dalyką supranta žmonės, kurie tą popierių rašys, reiškia, ir jiems vyra rankos, man vyra rankos, aš nežinau, kaip nesvyra rankos tiems, kurie iš mūsų tų popierių reikalaus. Tai šitą, kad būtų visai smagiau, persiuntėm visą šitą laišką, kurį jau turi CPUVA, viceministrė, reiškia, finansų ministro, nes jie yra atsakinga, nereikia konkrečiai už visas šitas istorijas, kad dar kartą pažiūrėtų ir paklaustų savęs, ar tikrai tos biurokratijos taip reikia, ar tikrai reikia daryti eilinį beprasmį darbą, kuris nieko neduoda, tik beprasmybę. Tai va šitai vietai, tikrai projektas po projekto mes turim stebėti, realistiškai vertinti ir realistiškai įsivertinti ir nebedaryti dalykų, kurių nereikia daryti, tuštybės nedaryti. Nes tuštybė mes išleidžiam labai daug laiko. Ir dėl to mums nesiseka, dėl to mes turim tą 11%. Nes jeigu būtų mažiau tuštybės, mes turėtumėm ne 11%, mes turėtumėm 50%, 60%, 70% ir visai kitą darbų efektyvumą. Tai va, prie ko aš grįžtu. 10% pinigų, kurie iš viso biudžete sudaro es pinigai, mumis iškankina už 100% turbūt ir tai yra tikrai nebenormalu. Kažkokioje vietoje reikia daryti posūkį iš tikrųjų. Aš pasakiau, kad irgi tą pačią, kad gal iš viso mums nereikėjo dalyvauti regioninėje plėtroje su tais 13 milijonų, nes tai tokie labai segmentiniai projektėliai. Galvoju, kada nors pati valstybė suskaičiavo, kad iš tą 1,6 milijardo gaudami lyg tai finansinę paramą, kažkaip aš įtariu vos ne pusę sumos mes išleidžiam įvairios dokumentacijos rengimui, administravimui, kur atlyginimai nežinau iš europinių ar iš biudžeto mokosi, ir tada kyla klausimas iš viso efektyvumo ES lėšų panaudojimo. Ar tikrai dirbam tiesiog dėl popieriuką, kuriuose sustatom patys kažkokius menamus rodiklius, ne, ten 10 su intelektinė problematika žmonių priėmimą, ten 15 senelių ir tai čia kažkoks regioninis pasiekimas. Tai kažkaip tu pasižiūri, kad tu tą tikrai lengviau darai iš biudžetą ir nereikia tiek užvarti, sakykime. Ir tada vėl sudaraisi mintimis, ar tos centrinės didelio aparato Vilniuje vertinimo struktūros sukurtos
Tai aš manau, duokim galimybę sureaguoti. Dėl pačių procedūrų pasisakyti, tai girdėjau tikrai, kad CPVA kažką nustatė, CPVA reikalavo, tai gal norėčiau pabrėžti, kad mes kaip agentūra patys savo tvarkų nesikūrėm taisyklių ir nenusistatome. Kiekviena programa ateina su tam tikrais reikalavimais, teisynų, tai šiuo atveju minima struktūrinė parama, tai visą teisyną nustato iš Europos komisijos atkeliauja, be abejo ir įsijungia Lietuvos teisynas. Ir mes tos laisvės, kur galim veikti, turime labai nedaug, bet tikrai norėčiau paminėti, kad struktūrinės paramos reglamentavimas, tvarkos yra žiūrėti visam kontekste pačios sudėtingiausios, daugiausiai biurokratinės ir daugiausiai reikalavimų iškeliančios. Dabar kodėl taip yra? Valdytojas programos, jisai ateina su tam tikrais reikalavimais, kuriuos turi išpildyti šalis. Jeigu šalis neišpildo reikalavimų, tiesiog finansai nėra skiriami. Ir jeigu taip žiūrėti visą krepšelį, turime 12 skirtingų programų, kiekviena programa turi atskirą savo procedūras ir procesus. Struktūrinės paramos yra sudėtingiausia, daugiausiai reikalavimų, daugiausiai klausimų iškeltas, gylis tikrai gilesnis yra negu kitur, nes turime, tarkime, kitas programas, kur net pirkimų netikrinama. Tai kiekviena programa ateina su savo procesais, su savo reikalavimais, ir šiuo atveju struktūriniai paramoje tai veikia dvi agentūros, CPVA ir inovacijų agentūra, tarp institucinė darbo grupė, kurią pradeda Finansų ministerija, yra sutarimai dėl pačių procesų, su Europos komisija yra suderinama valdymo kontrolės sistema ir pagal tą valdymo kontrolės sistemą turi valstybė veikti. Jeigu kažkas veikia ne pagal sutarimą, valdytojas programos stabdo finansavimo šalį. Tai matyt viskas taip atsisuka, kaip sakyti, į tą pusę. Be abejo, kaip valstybė mes keliam diskusijas, keliam klausimus Europos komisijai. Turime tarp šalių labai gerą bendradarbiavimą su estais, su latviais. Ir tie klausimai lygiai taip pat ir Latvijų ir estų yra keliami, ta biurokratija bendrai tarp šalių vienas iš tokių pagrindinių temų, kuri yra eskaluojama, bet matom, kad naujam periode to lengvumo nenusimatom iš Europos komisijos perspektyvos. Bet ką galime šalyje padaryti, kad jūs minit, tikrai matyti įjungti tą protingumo kriterijų, kur einam į fondus, į reikalavimus, kur galbūt kitus finansavimo mechanizmus įjungiam, nes kas yra labai neefektyvu, kai mes pradedam kombinuoti finansavimus ir įsijungia tvarkos Europos Sąjungos, dar kito mechanizmo ir suprantam, kad tikrai tuomet biurokratijoje bendrąja prasme mes skęstam, bet mes kaip agentūra be abejo vertinam, skaičiuojam, ką jūs minite, tas administravimas, kiek jisai kainuoja, mes norim turėti jo kuo mažiau. Struktūrinės paramos programos administravimas, jisai nėra lengvas, galbūt taip pavardinčiau, ir tema aktuali, kai ją eskaluojame patys, bet labai gerai, kad ir čia turime diskusiją apie kalbą. Jūs sakot, turit kažkokį ten tinklą, bet mes ką dabar jau pastebėm, kad tiesiogiai iš Europos Sąjungos tam tikrų fondų yra lengviau daryti projektus, negu per mūsų tą regioninę tendenciją. Netgi interreginiai, kurie seniau buvo mums baisūs projektai, tampa paprastesnė, negu mes dabar dirbam su regioniniu. Dėl regioninių, matyt, visi įvardinti, kad strateginio valdymo jų lygmenį yra tam tikrai lygmenys, ar ne, kurie įsijungia. Tai čia tikrai gera diskusija yra iš vidaus reikalų ministerijos, kaip tą supaprastinti procesą. Ką girdžiu iš mūsų centrinės valdžios, kad visgi tikrai siekiama ieškoti tokių sprendimų, efektyvių sprendimų, kad įsijungtų kuo mažiau lygmenų ir be abejo turėtų regionų iškeltas problematikas. Tai kaip tik šiuo metu yra laikas diskutuoti, koks tas mechanizmas būtų efektyviausias naujam finansavimo periode. Nes regionam ateina daugiau finansų, daugiau autonomijos, tai atrasti būdą, modelį, kuris mums kaip valstybei būtų priimtiniausias ir kaip minit, kuo mažiau matyti intervencijų, nes čia vyksta diskusijos, ar ne kas turi nuspręsti. Ar regionai ir sektorinės ministerijos tam tikras sąlygas. Tai norėtųsi, kad procesas vyktų efektyviau, nes tikrai matėm tobulinimų vietų šiame periode, ypatingai kai su tam tikrom sąlygom per ilgai užtrunkam, arba tam tikros sąlygos iškeltusios matom, kad praktikoje gyvenime ne visai įgyvendinimas, arba net neįmanoma įgyvendinti, ypatingai matant diferenciacijas tarp skirtingų regionų. Ačiū. Ar dar turėtumėm kokį klausimą iš auditorijos, nes jau
reikės eiti prie pabaigos, tai aš dar tik tai duodu galimybę paskutinę, kas nori, bet rankų nematau, tai Taliu. Ta pati žmogiškasis faktorius. Labai liūdna, kai, tarkim, tiesiog ne į taisyklės, o jau nuo subjektyvumo priklauso vertinimo, kaip daryti. Turėjau ką tik prieš 2 dienas su Šraco direktoriumi pasitarimą dėl 400 Šraco mūsų Raco direktorium projektą elementarus. Aikštelės praplėtimas esant po stambiagabaritinės aikštelės. Ir jisai sako, man dabar reiks projektavimą nupirkti, kur kainuos maždaug 100 000. Tada, kol baigsis projektavimas, tada reikės atlikti viešą pirkimą. Kodėl tu nepirki projektavimą su darbais? Aikštelės neleidžia agentūra. Kur parašyta, kad tai draudžia? Nu tai reikia skaidyti projektą, nes tada rinkoje daugiau žaidėjų. Ta prasme, palauk. Čia kaip tik pigesnis variantas yra, kur rangovas turėdamas savo projektavimą, jis įsivertina ir iš karto padaro šitą darbą. Ir čia tada nėra tos tikros taisyklės. Vat tiesiog nuo darbuotojo priklausys, ar priims tokį sprendimą ar nepriims. Gal visų paprieštaraučiau, kad tikrai neatstovą nustato, tai yra viešų pirkimų įstatymas, kuris numato tvarką, taisyklės ir pačią politiką formuoja ekonomikos inovacijų ministerija kartu su viešų pirkimų tarnyba. Mes kaip CITPA vadovaujamės Lietuvos teisės aktais ir šiuo atveju ta praktika, kurią formuoja viešų pirkimų tarnyba, bet be abejo tikrai vat ką įvardinat yra nuo pačio pagrindimo nesileidžia įstatymas, jeigu pagrindai pirkti kartu, tačiau turi būti tinkamai pagrindimas ekonominiais skaičiavimais. Šiandien tik turime viešų pirkimų ekspertą, tai galima Sakykit, tada pagrindimas, kuris atranda subjektyvumo daugiau vertės negu įsivertinimo į situaciją ir patį projektą. yra pirkimų, kur perka kartu ir esant pagrindimui tikrai praleidžiam, esant poreikį pasikonsultuojam su viešųjų pirkimų tarnyba dėl vieningos praktikos formavimo. Bet girdžiu, kad kelia klausimų, matyt, vykdytojai, projekto vykdytojai, tai kviečiu jums mokymus, kur tie klausimai galėtų aptarti ir tos gerosios praktikos išdiskutuotos. Taip, tai matau, kad mūsų diskusijos laikas eina į pabaigą, tai norėčiau, kad viską jau galėtumėm apibendrinti ir judėti prie sekančių dalykų, tai yra prie konsultacijų, galbūt dar asmenių klausimų uždavimo po diskusijos. Tai gerbiami prelegentai, galbūt pradėkime nuo Šiaulių miesto mero, labai trumpą palinkėjimą šalia jums sėdintiems žmonėms, priešais jūs sėdintiems žmonėms, na bendrai, kad visa Lietuva, Šiaulių miestas, na galbūt klestėtų ir ko palinkėtumėt, kad tai įvyktų? Toliau turėti demokratinį procesą, kurį šiandien turime, ministras čia girdi, agentūros čia girdi ir tiesiog tame būti, bet žinai, neužtenka tik tai kalbėti, reikia realistiškai paversti daiktus, reiškia, kalbas daiktais. Ir tas 11% grįžtų kalba pats už save, vadinasi, iš to slepiasi neteisingas veikimas, todėl yra tas 11. Tai mano palinkėjimas būtų surasti tą teisingą veikimą, ar tai įmanoma. Mano atsakymas yra taip, bet reikia labiau girdėti merus ir vietos valdžią, nes būtent merai padeda daiktus ant žemės. Būtent merai ir administracijos dirba konkretų darbą ir jų paklausus galima gauti daug naudingos informacijos. Pagrindinė Lietuvos problema yra darbo efektyvumas, mano galva, jeigu jau kalbėti apie tai, ir nesugebėjimas sujungti viešų pinigų su verslo pinigais, siekiant maksimalaus efekto. Tai palinkėjimas būtų ir toks, sugebėti labiau apjungti viešus ir verslo pinigus ir taip pat sugebėti dirbti efektyviau. Nes kitaip tiesiog bus gėda prieš žmones. Ačiū. Perkime į kitą pusę, gerbiamas Dainiau. Na, aišku, buvo įdomu girdėti diskusiją apie biurokratiją, reguliavimą. Jo, skamba kartais skausmingai ir reikia lygiai taip pat turint to žiūri, kontroliuoja ir dažnai kalba trūkstas sveiko proto, kai forma iškeliama už turinio. Tai klausia, kad to sveiko proto daugiau būtų visame kame, bet aišku, biurokratija gerąja prasme irgi yra reikalinga. Aš manau, kad žiūrint ateitį tų galimybių kuriasi įvairių ir tas perspektyvas žiūrint finansavimo apimčių nemažėja, o didėja. Tai ten, kur yra pinigai, ten yra energija, ten vyksta dalykai, tai siūlau tiesiog naudotis domėtis. Ačiū. Gerbiamas Akmenės rajono merė. Tai visų pirma, norėtųsi, kad iš tokių
skaičiavimo mašinėlę atnešti nuo projekto vertės, kad jūs sumą įsivestume. Ir dėl to buvo paraiška atmesta. Nu, kažkaip nenorėjau viešinti, garsiai sakau, tai ką čia kalbėti apie matematikos egzamino problemą, tai tokių dalykų tai gauna. Tai jūs tada apskūsti, juodas tada skundą parašė, apeliacija ir tada buvo patvirtinta, kadangi nurodė sumą. Nu, tai va, tokie dalykai tada žiauriai, kaip sakyt, numuša ūpą ir norą kažką gerai daryti ir padaryti. Tai va šitoje vietoje aš dar kartą kartosiu pasitikėjimas, žiūrėjimas vieną kryptimį. Ačiū. Ir gerbiama Indrė. Norėčiau padėkoti iš tiesų už šiandienos diskusiją, už inspiraciją, už tikrai geras labai mintis idėjas ir tikrai esam vienoje valty, vienoje kryptyje. Mums taip pat labai rūpi kiekvieno projekto sėkmė, kad tas įdirbis, darbas bendras atneštų rezultatą, nes turime puikių rezultatų, kuriais galime pasidžiaugti per šiuos 20 metų išgražėjusi ir sustiprėjusi Lietuva. Tai norisi palinkėti drąsos, daugiau kalbėjimo ir supratimo vieni kitų. Ačiū. Na ir gerbiamas ministrė, tada tokį užbaigiamą žodį, palinkėjimą, apibendrinimą. Tai čia jau visi tiek daug pasakė ir iš esmės manau, kad teisingai tai, kad kalbamės, tai yra svarbiausia, pasitikėjimas mūsų tais be abejo taip pat svarbu. Na ir kantrybės, taip čia tikrai išvengti tų epitetų tokių žaidžiančių, jeigu tokie atsiranda, kažkaip tai gali atidėti priekį visiems. Rezultatas bus, jeigu gerai dirbsim, kantriai, pasitikėjimu, tai tikrai bus tas rezultatas. Ir aišku, čia tikrai daug apie tą popierizmą, biurokratiją, tai tikrai norisi sumažinti tą, bet ganėtinai sunku užduotis, darome tikrai, ir čia nepasigyriau, bet ir viceministrė mano, kur atsakinga už tas investicijas, tikrai bandom palengvinti, kad tos savivaldybės negautų dar iš karto nuomonių pačių griežčiausių. Tai, bet visada tą tokį ganėtinai sunku yra tą viduriuką surasti, nes kai bandai tą biurokratiją mažinti, tai pažįsti, kad tie žmonės, kurie iki tavęs dirbo kažkaip blogai ar neteisingai, kodėl jie taip prikūrė, visada buvo kažkokia logika. Na tai tas, aišku, pradėti suktis tą laiką ir tą mechanizmą iš tą pusę nėra paprasta, bet manau, kad po truputį pavyks ir padarysim jau, yra tie pirmi žingsniai. Ir čia aišku, šalia manęs centrinė projektų valdymo agentūra ITE sėdi, bet taip pat finansų ministerijai priklauso ir valstybinė mokesčių inspekcija, labai svarbi institucija. Jinai pajungta tikrai nemažai yra nuveikus, kad tos ir deklaracijos paprastesnės būtų ir aišku kelias dar tolimas priekin. Svarbu juo eiti. Tai ačiū labai už diskusiją, ačiū už gausybę klausimų, kurių neužduodate. Buvo prirašę, bet kažkaip Taip, tai turėjot galimybę paklausti, galėsite dar ir prieiti paklausti asmeniškai. Tai ačiū prelegentams, ačiū jums čia susirinkusiems. Tikrai pasinaudokit galimybę paklausti klausimus prie mūsų prelegentų arba konsultacijose su CPVA, kurios vyks čia, arba konsultacijose su ILTE, kurios vyks 235 ir 237 kabinetuose. Tai tikrai naudokitės progą, nes mes ir esame čia, kad kalbėtumėmės, sužinotumėm jūsų problemas ir rastumėm sprendimus kartu. Tad ačiū Jums ir iki kitų kartų.